tamsiaisiais tigro metais. Nuo šioliai mes turime savo studiją, nes krizė nekvepia mūsų Panelės LT redakcijoje. Aš turiu ir savo bendradarbę, savo mokslų daktarę žinovę, tikrą lapę Larisa. Labas, Larisa. Labas, Kersai. Larisa žino viską ir nuo šioliai mes su Larisai vaikščiosim į renginius, į studiją kviesime draugus, svečius ir taip toliau. O šiandien pirmąjį mūsų ketvirtadienį mes jums pristatysime naujausią žurnalą Panelė ir dar padovanosime dovanų, Larisa. Tikrai padovanosiu. Bet tai, visa tai bus po trumpos reklamos. Sakana is a fish, oshiri wa hit. Atsuiぜ. Na, o toliau mes su Larisa jums padarysime didžiulę dovaną. Larisa, dabar pristatome tai, ko tu seniai norėjai, mažiukė mano. Ačiū tau, Kersai. Begalingai ačiū. Pristatome jums tik šiandien pasirodžiusį žurnalą Panelė. Visos lapių panelės skaito Panelę. Skaito net mano vyras Tigras. Taip, Larisos vyras Tigras. O štai taip atrodo naujausias žurnalas Panelė, ant kurio viršelio pozavo pati garsioji supermanekenė modelė. Graži. Ir mano vyras Tigras. Taigi konkurso užduotį išgirsite biškį netrukus, taip, Larisa? Taip, mielas Kersai. Aš išduosiu savo vyrą tuo. Na, o prieš tai mes su Larisa pristatysime šios žiemos sensaciją. 3 vyrų, 3 didvyrių darbą. Tai yra kokie vyrai, Larisa? Gražuolių klubas, knyga mano mėgstamiausia. Kokie vyrai, Larisa? Na, tie vyrai, vienas mane konsultuoja šukuosenų klausimais, kitas... Koks vardas? Šukuosenų klausimais, Kęstutis Rimkus, su nosinė. Su nosinė. O kitas? O kitas yra Mantas Petriškevičius. Jisai viską žino apie pokylius, į kuriuos enukas antrą dieną. O trečias? O trečias yra Aurimas Juodiškis. Makiažų. Taigi, tai knyga Gražuolių klubas gali atitekti bet kuriai kaimietei ar Vilnietei. Užduotis labai paprasta. Aš turiu savo elektroninį paštą skersas@panelė.lt ir tuo paštu aš laukiu nuotraukų mergikių gražių su naujausiu Panelės žurnalo viršeliu. Nusipatink su Panelė vonioj, arba tualete, arba ant sofos, arba pas babutę babušką per pietus ir atsiųsk reporteris į skersas@panelė.lt ir tik tai viena vienintelė, ne, ar viena 5? Nežinau, tu skupas ar neskupas, Kersai? Neskupas niekada. Tai sakom dieną, kad vis tiek būtumėm skupi. Gerai, viena mergina laimės šią knygą su knygos autorės autografu ir palinkėjimu. Taigi, Gražuolių klubas gali tekti bet kuriai. Larisa? Taip, gerbiamas Kersai, džiaugiuosi, kad prisiminei mane. Aš linkiu jums gerų naujų metų, nors jie nėra lapės, bet mano vyras sakė, kad bus gerai. Taigi, nuo šiolei ketvirtadienis reporteris Kersas ir jo lapė Larisa gali apsilankyti tavo namuose, televizoriuje, šitam, internete, arba dar mes galime eiti renginį, arba dar mes galime pakviesti tave į studiją. Jeigu turi ką pasakyti Lietuvai, esi įdomesnis už Larisą, gali parašyti į skersas@panelė.lt. Čia naujausias Panelės žurnalas pasirodys prekyboje šiandien. Čia reporteris Kersas, čia Larisa, mes turim savo studiją. Ketvirtadienį savo televizoriuje reporteris Kersas.